Gazas išgelbės pasaulį. Toks galėtų būti šios kelionės šūkis, nes du draugai ir du Yamaha motociklai pasiryžo įveikti Latvijos purvynus, bekelės, pasigrožėti jos gamta, padirbti laukinį stovyklavimą. Tai yra Latvijos tetas. Nu, matau vakar būto vakarėlio Rygoje, o šiandien mes jau teto Rygos centre, kur vienas iš teto taškas, kur nuo čia pradėsim važiuoti. Tai važiuos Tenerė Yamaha ir kita Yamaha, Tenerė senelis, tai C600R. Tai dabar žiūriu, su navigacija sužiūrinėja. Norėjom nuo Estijos viso, bet dėl laiko trūkumo, nes nežinom ar užteks, kaip čia orai, visą kitą. Bet manau, kad bus gerai. Tai važiuosim iki tą atkarpą, matysiu, ten priseksiu nuo Rygos, tai Rygą ir šoksim į miškus, į žvyrkelius, į pelkes ir važiuosim. Dabar svarkam navigacijos dalykus. Su palapinėm, su visko. Atvažiavom vakar su priekabikę, atvežiai, su namavom sodybą, kur pabuvom. Ir šiandien ryte atsikėlė, dabar yra, lygiai 11, geras laikas o toks. Ir važiuosim. Kaip seksis, žiūrėkit. Tai išvažinėjom iš Rygos jau, užtosim kuriuką užsipilti. Dabar čia tokiais asfaltuotais keliais, bet to iššoksim į plentą. O naviguojam dabar palei Rygą, tet maršruto atkarpa veda. Pradėjom 11 valandą. Labą dieną. Važiuojam pasirinkę prieš eismą, nes viskas vyko link Rygos, mes važiuojam nuo Rygos. Yra pora etapų, kur bus negerai, nes rodo autostradą prieš eismą važiuoti, tai gal limai nevažiuosim. Pagaliau, žiūrovai, nusukome nuo plentų ir iškart toks miško gražus keliukas. Taip jau, kad aš biškai per kietą padangą pasidaręs. Nice, vot. Atpratęs dabar nuo to asfalto. Čia tikiuosi nebus kažkokia sunki atkarpa. Normaliai, easy peasy. Na, kol ko žiūrovėliai patinka. Miškas gražus spygliuočių. Kietas pagrindas, lengvai važiuojas, maloniai, žalia. Šarūno erkė jau įkando. Ne, man šiaip įdomu pažiūrėti, žinai, vat nemelosiu. O gamta, gražu. Žiūrėk, čia pečiukas kažkoks. Latviški čipai. Dainis. Taip valgyt nori, man skrandis. Mes neišvažiavom, bet jo. Žalias. Parodyk. Čipsiukų pavalgiam, pasistiprinom ir tęsim toliau. Kiek jau nuvažiavom? Jau nuvažiavom 50 kilometriukų. Ir tokie prasidėjo atsipalaidavimą, aš vos batonį nepagavau ir va, priekį ką tik šaris. Bet toks, nu, jo. Šiaip turim batono, tai gal nebūtina dar. Bet man jau tokie smėliukai jau smagiau jau kažkaip toks jau biški jauti tą vairavimą, jau kur reikia jau neatsipalaiduoti.
Nu, šariui biški padėjom, mano eilė prisidirb kažko. Taip gerai sekęs, na. Užkliuvau už šakos didelės. Kūrį sočiai, blėt. Tas medis gazina. Palisėt biškę, arba ne. Dainių žinduvas skamba. Oi, ble, kaip sunku tą kokią. Šarūnas užbukino nakvynės vietą. Tai sako, bijau aukščio, sako, kodėl klausia. Sako, nu, pažiūrėk kur. Dar vienas lankynas objektas po nuotykiu. Visai yin-yang gaunas, ne, biškių ekstrimo. Žmetėje kalnas, kaltų tornis. 27 metras. Tu spėjai lipsi ar nelipsi? Aš noriu lipsi. 3, 2, 1 ir mes. Nu, labai gražu. Vienmiškai. Lietuvoje turbūt matytum tokį plymą iškirstą. O čia, vat. Kai gražiai atrodo visur. Dainius storiuką deda. Storiukas, socialinis gyvenimas, be jo niekaip šiais laikais. Esame ant medinio apžvalgos bokšto. Pasitikėjimo nekelia 9B mokiniai, kurie sukuria šitą. Praktikantai. Ir ten turim motocyklus. Kas vis tiek Latvijos bulis. Nu tai iš ką, žinau, kas čia iš kur šio tie, žinai. Žinai pavasaris. Voto ir nuotykiai. Nu. Ne, be reakcijos. Jisai sako, aš nesitrauksiu, tu čia traukius. Be reakcijos. Karočią šarė, aš varam ratas ant biškį čia skaipinsim, bet čia kokius 2 kilometrai, manau. Žinai, nu jisai nereaguoja, gal važiuotumėm, bet... Taip, taip. Per upelį, tai man duotos, žinai, va. Žinai, va. Bet, nu... Prieš priešą tai ir pasibaigtų visi mandrumai čia mūsų.
Tai ir piznom, nėra čia ko lauk, taupom laiko. Su tokiu važinėjom. Milicija. Oi, kaip gražiai atrodo. Oi, tu nu. Bet švelniau buvo. Bet būtų pravažiuoju, pasiėmė. Labą dieną. Papietavom Jonpilį. Tokia graži vietelė. Skaniai pavalgėm su Dainim. Atnešė mano burgeriuką, bulvytės, tavo gerai irgi atrodo pasiūlytą mėsytės gabaliuką. Aš noriu pat, aš galiu paragauti. Ei, bulvytė, jeigu neįsi. Skanaus mums. Esam pily. Pily. Oi, kiaušiniai tušti dabar. Buvom pas vietinių pily dvare laisvo elgesio merginų ir gerai praleidom laiką. Tokia chatojas pasiėmusi čia. Bent jau man tai taip. Kiek žvėrių, matei? Eik tu savo. Bet tokie galingi, dideli. Aš čia labai ramiai važiuosiu, įklimpsiu. Eik, tau tai easy peasy. Ui, tu vos nenuskandau. Tu na, iškarsavo, bl***.
Battery low. Čia tavo ar mano? Mano čia jaučiu. Ką? Nu, galvoju, kad tai full rašė, kad ta prasme full battery. Tikiuosi, kad čia važiuoju. Čia išeina. Jo, pabaigoj. Bля, seniai, kokie mes lopai. Eik, tu savo dar. Little bit problem. Okay. Jo. Kaip pagalą, blėka pasačias. Gal pyzina, bet skersai taip eis. Įklimščia ratas. Gal ramiai kaip reaguoja. Davėm Dainiukui pasireikšti sceną gerą tenerę. Pažiūrėsim, kaip jam čia sekasi. Jis bandys piktesnis padangėlas.
Viskas gerai. Gazas išgelbės pasaulį. Grandinė off. Gal matėt, kai man buvo nukritus grandinė, tai nežinau, gal išvažiavau su laisvesnė, šiandien buvo daug užklimpimų, tampimų, daužimų per sankamą, gal aš čia dar patempiau ir galimai kažkas įvyko ir numetė. Šiaip laimingai pasisekė, į priekį susuko, bet neišlūžo niekas, tai ką tik įsitipiau grandinę. Ir važiuodami maršrutą buvo pažymėta varnelė, kad galimas laukinis kempingavimas su nurodytu numeriu. Tai paskambinau žmogui, jis neatsiliepė, bet parašė, kas nutiko. Parašiau, ar turim galimybę atsistoti ir parašė be problemų, važiuokit, yra malkų, yra šašlikinė, viskas. Tai dar jo sesuo buvo, tai atnešė ką tik karštų vandens su virduliu, yra elektra, žolytė nupjauta, sako, gero poilsio, tai žiauriai gerai, oras geras. Ir ką, eisim užsipilsim kokį bomž paketą vieną kitą ir taip ir pravakarosim turbūt šiandien. Tai va taip va ir gyvenam. Ai, va ką norėjau parodyti. Dainius, kadangi yra jau čia stovyklautas 5000, tai pas jį ir tašės geriausias, nepralyjančias, ir daug neužima vietos, viskas miela malonu. Palapinė už 200 eurų, aš vidų net neįsiu, nes ten jaučiu negalima. Ir va taip atrodo rimtas keliautojas. O čia, va, diržai kabo, kažkaip furistas, ne turistas. Geriauji, bet asfaltų, žinai, čia mandras asfaltų važiuoti. Palapinė, iš senukų, trivietė, man atrodo, ar dvietė, bet nu savo perspektyvą, kad ne vienas jaučiu važiuosi dar kur nors. Viskas murzina, neprižiūrėta. Nu va, tai čia va, pigiau, ten brangiau. Bet nuvažiavam ten pat. Darom tą patį. Darom tą patį, jau pasiekėm tašką. Ateikit čia. Žinot, kas smagu po ilgo kelio. Atsisėš, raniukai, pakalbėsim. Ką mes čia turime. Mamytė idėja, va. Kaip idėja, pavagiau, tai iš tikrųjų reiks atpirkti po to. Žiūrėk. O, dasis fantastiš. Galim čia tu gamtoj. Oi, gamtoj, tai čia galim pamirkyti į tą stavką. O, natpėlio, skaniausia. Palauk, žinau, kad batonas Iš toks gal paliekęs, bet... Oi, lauks reikia, bet man negalim pjaut duonelės su peiliu. Žiūrėk, kad atsiviršė, nes būtų reikėjo perfilmuoti. Normaliai? Normaliai, labai gerai. Nu gerai. Šiandien atrodo papiausias. Turėsim kažko šilto. Mėsytė, duonytė, motociklai, eisim į pailsėti ir rytoj vėl važiuoti visą dieną. Jo, važiuoti šiandien gerai. Truputį statistikos, paskui pažiūrėsim ir pranešim, kiek ką nuvažiavom. Aš galvoju apie tas dabar tešlas, ble, ten kur buvo. Ir supratau, kad tu tiesiog, nu tu turi, vat, aš iš pradžių žinai, kad įsimūrzinis toks, ble, čia taip, ir po to supranti, kad, nu, mes seniai tu naudoji, ne, tu turi pys ant to gazo, belė kiek ten ir
po to jau aš bijau galę pažiūrėti. Kažin, kokia temperatūra yra. Bet vėjo 0. Dabar kaip pasukai. Bet vat, vėjo 0, tai ir žinai, kaip anticiklonas. Vėjas nėra, o šaldis tas toks kimba. To rytą ir pagalvojus, nes šalta. Brandys langus. Va būtent.